Hei jau, ponas ir ponai. Planuoju šiandien akcentuoti toks kelis tiems, kiek gyvulius prižiūri prie -20 ir kiek man kainavo jauno ūkininko projektas. Tai nieko nelaukiam, judam ir turim dabar biškį dalykėlių pasidaryti. Lėkiam. Atsimenat šitą gražiai gritelą. Nu tai čia va, gritelai yra, sakia tokie pribumbasai. Bam, bam, bam. Žodžiu, lėkiam. Čia dabar atsargiai, čia gali būti bubių. Opa. Vien žodžiu, dabar mums reikia pečiukų įsikurti, nes šis pečiuks ir žiauriai geras, žiauriai greit prišilda ir ta čia ateina, atsisėdi ir gali žiauris pakainė pavalgyti. Nes laukia yra šalta, o mes nenorim sušalti. Kelis pliausks persiskelsim dabar. Vienu pečiuku užkur, kol ten tvarkysimės kitas dalyks, čia jau bus pašylį. Ir man dar reikčiau užkur, kad neužšaltų vamzdžiai, boilerį, žinai, ir taip toliau. Nu čia biški tokių nabagėlių. Tų malkučių. Užteks tiek. Senas laikas, kada pabaliavodavo, visai galvo, kad šitam kambariukam padarys balių. Bet taip ir nebepadariau. Subscriberį balių padarysim tarp šitų 8 kvadratų. 7 štuk sukviesim. Ir čia turim va, tokių pliauskelių, visokių tokių šiukšlelių. Tai va, toks pliauskelis bam įmet. Nelabai kartais nori gerą traukti, bet manau, kad turėtų pagauti. Vakar pabaigėm miežius išvežti. 100 tonų panašiai buvo. Bokštą pabaigėm iškasti. Žodžiu, dabar burokenzas pasiemam. Čia va turi virtuviai. Opa, nusimetys. Ir nepatikėsit, kur darysim. Gerai, aš jums atskleis paslaptį. Tarkuosim, hebra. Tarkuosim mūsų mylimiem krakaburistam. Pažiūrėkit, kaip varas tą tarkiau rankytę atgūdus, va, atpalaidavus toksai. Žodžiu, dar pasičiupsim batoną. Čia įkišo, kad žiūrkės nesuėstų. Patink, mat vyštam baisi batons. Pasimsim kelis rėks, kijai. Patrūpinsim biškį batoną. Ką tu čia batonų trūpinė? Gird, ką tu čia trūpinė? Patefo patrūpinsim vyštam biškį batoniuką. Ką tu čia trūpin? Nu kon, batoniuku. Bam. Ui, sunksi. O, nu ko jūs zėni? Žodžiu, tai va taip apšildyt vištų nams. Normaliai, ne va, sniega. Kaip iglų namelis, tipa. Ten irgi mat, kur jie jiems yra, toks, kuriuose laukų išeidavo apšildyt. Čia ant šitų durų apšildyt. Va taip va, pasakiškai. Ir dabar įeidinėjom pas jas pro galins vaduršinais. Užeinam. Čia va toksai prengiuks. Čia va lemp, bam. Įsijungiam. Nu ir žiūrėkit dabar, kokie čia cirka bus. Zdarova! Neinam, damos, neinam, damos. Damos neinam, tikrai. Damos tikrai neinam. Iš karto rimk baisę dainuoj. Turim mūsų lobį, batonai, visokie vat batonai. Tai mes tų batonų dabar jom ir atiduosim ir pažiūrėkit čia, kokį kovą bus dėl batono. Darau, hebra. Trūpin batoną aš dabar, va. Pažiūrėkit, kaip laksta, kaip išprotėjai. Visos greitai kovoja dėl batono. Bėgioja va su batonu. Biški nesusmulkino, va. Nufyrina. Davai, kaukitės plėšrūnai. Žodžio, dabar belika runkelenza činais. Runkelenza nėra jų mėgstamiausias dalis. Kudarys, teks jau pasitenkit. Šyč. Įmėsim. O, pro kamerų. Viršt pravarė pro kamerų. Eik tu šykt. Žodžiam baisiai patink sniegą, kai atneš, nežinau kodėl, bet skaniai valga. Tai tokia. Paieškoti reikia. Biškai puresnė, bet gerai. Nu nieko, išpurensim su pirštinį. Nu bet tiesiog jaučiu patink dėl tą, nes kitoj konsistencijai, žinai. Ir va, padėsim sniegą. Om, kaip skanu. Om, va, taip pavalgo visas. Jurgitva, Anzelm, Bronė. Tu pasiemam vandenį dar, nes irgi reikia papildyti. Atsinešim vien žodžiu kibirukų. Ir dar mačiau, kad jau grūdo nebėra. Aiktų koks tai judesys. Sunkiai amžinti ant judesį lakstas, tik kaip išprotėjai kameros nėra kur padėti. Žodžiu, aš jom dabar 2 dienom viskų ruošiu. Nes dabar 2 dienas planuoju net varyti, žinai.
pridės viską, pridėsim grūdą ir taip toliau, kad nenumirtų bad. Opa, prisipilatą, užgesinatą šviesą, po tą išlosim tų virtuvytinėsin. Primynė kaip berazūmis. Člep, 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 šitas kaliošas. Bet gerai nepripildantą įėjimą. Baisiai. Ledas paliksta tam visur. Opa. Fiu. Beveik pilnus. Užteks 2 dienom. Nepatikėsit, hebra, bet man yra buvę, kad verčyto ir vis vanduo išbėga ant žemės. Opa. Praeinam, praeinam. Opa. Nu ir hebrit lyga paskutinė patepimai. Kiaušinuk susirinkti, čiaurelė. Pagrindinis dalykas dėl ką viršs laiką, kad susirinktum kiaušinis. Biški pastame, matėma. Paverčiam, opa. Da vieną kiaušinį paimam. Kokia skiauterytė tavo kokia? O kokia skiauterytė? Nu davai, pasitrauk. Įdom, vištom patinki glostą ar ne? Opa. Opa. Va. Padėjom į kitur, tavo šitą tu pačiupsim, kiaušinaks. Tuk žiūrė dabar, kur kiaušai dabar. Visą laiką dar reikia patikrinti ar šilda lempliuks. 5 laipsniai kažkur čia yra, gal net daugiau dabar, jos vis tiek pačios prišilda, žinai, iš savo kūnelę tipo. Na ku, vištytės apšertas, pagirdytos, žiūrėsim, ku toliau mums čia yra paros šį dieną, a ne hebrytė. Nu, ate mergos. Uždarom, o, ledas. Vištų prižiūrėjams, tai lygiai toks pat kaip vasarų realiai. Tik tas, kad vanžodžiu neleidžiu į laukų. Prie -5, tai tipo man dar galės leisti laukų, bet neapsimok. Gerai, jam dabar viduje įsiprata. Nu, dabar jūs nepatikėsit, kas bus. Ką mes čia turim? Ledinį šimtinaiserį. Mėgstamiausių traktoriukų. Žiaur. Va taip dabar garažą mes čia susiparkavę esam, dėci stovi, šimtinis, Daučių stovi. Tai va. Kodėl dabar įvarytus yra čia traktoriai? Dėl to nes šilčiau būn, mes įprastam atkurianam, nes yra čia pečius, mes jį užsikuriam, nes dėci sunkiai kūrės labai, jeigu šalt. O šimtinis vanžodžiu po starterį atvarkymą, tai ten brūkšti reintin. Iš kitos planetos traktoris, aš jums taip gal pasakyti. Šitam sandėliukan S-buroks pasidėjęs, nes čia yra šildytuvus padėts. Nu čia kelis maišys pasiruošęs jau iš kartas. Šlangų pasiemam. Būč pamiršiu šlangų pasimti, jeigu jo čia nebūtų. Man žodžiu, man atmintis geležinė, o geležis rudyja. Ui. Nu davai. Normaliai. Darom čia. Pasilgat, ne, šitą traktoriuką. Žiūrit, jau čia lydatės. Davai, aš jums parodys, kaip brūkštels jisai išpūsę barotą. O, priparkuojam ten sėski galų. Nu, žiūrėkit dabar. Masytė, pakaitinam biškį. Žvakės ausidegė. Pasiruošim? Sako, tu darant mano mašiną taip nesikur, nu čia sako, nu čia kosmosas yra. O. Žodžiu, reikia duoti jam biškį pasikurenti vis tiek, nes noris iškart šaltą drožti. Ir vanžodžiu šildyms yra, va šitoj vietoj ir žiauriai gera šilda. Pašils variklis, puč su juo šiltoru, puč labai mažai šimtinis kūrariai, anų mėnesį tik tais 80 litrų išvažinėjam pas karvis. Tai primeskit, kas antrą kiekvien dieną važiuoju pas karvis, pirmyn atgal ir tik 8 litrų. Nu kaip traktoris per mėnesį, žiauriai mažai rei, tipo. Bet Belarusai tokie yra, jie ekonomiškus iš savęs, tipo.
mums labai rapsą yra paskanavę, bet negalinčių pykt, kuo jiem gyvūnam valgyti, kai tiek daug sniega yra, žinai. Va čia matas, kad tas lapėlis vat nugriaužė ir jos mat guli, nes žemė yra neįšalus ir kad jos negautų tipo plaučių uždegimą, nusikas sniegų pačios tipo ir tada atsigul, nes žemė, jom dar žinai, šilti yra po apačiai. Ir labai daug čia visur va, iškapstyt, paragaut. Aišku, negerai, gail tą rapsą, bet, iš kitos pusės, taip pasaulis, sutverus, žinai, yra. Mes būtume, jūs, ar aš ten būtume stirnas irgi varytume, žinai, ir valgytume tą rapsą. Tiesiog instinktyviai veik, žinai. Prastai iš tikrųjų, kad žemė nėra įšalus, nes gan daug drėgmės, žinai, po snieg ir kad tie pasėlį biški šumt. Bet geriau, negu kad iš vis nebūtų sniega ir būtų -20, tai galėtum jau pamiršti kažkokį derlį, nes rapsus tiesiog nušaltų, nudžiutų lapelį, tipo. Nebebūtų vegetacijos, nebegautų medžiagų ir vsio. Šaknis vien neužaugins, žinai. Atvažiavam. Žiūrėk, kas širtam, sparnai, ką? Ai, viskas aišku, nieka čia baisos šitoj vietai sukontruoti ir varžts, reikia prisukti, nes važiuoja ir dabar tefa. O toks va, garsas, toj vietai biškai daužas, bet niek čia nesiliečia. Все, atsidarėm varts, čia hebra kipram, tik, vėjuks, tas prapaž, bet čia irgi didelė vėja nėra, nes tarp tų medžių, žinai. Ir tie medžiai užstoj biški. Vo, takelis pramins. Tai čia šitų lovių dabar nepilaš niekad. Dėl to nes, užšalmat vanduo, tai jų tiesiog neapsimok pilti. Tai realiai tik tas šitų vienu įpil, va jos ateina ciger, tai karts nuo karto jos ir šitą ateina palakti. Bet va jis matas vėl užšalis, tai reiks eit atidaužyti. Opa, čia paralons va yra. Mam, čia rankenėlą va taki. Opa, ištraukatą. Pasidedam šoną ir žodžiu, tokios žinios dabar. Mums sugėdas ir bliuks. Neaišku, kas jam atsitika. Tai dabar čia yra vandens prisirinkti nemažai. Atvešim turbūt kitus ir bliuko. Tokį instrumentą čia turim, su kuriuo mes dabar paimsim šlangą. Opa. Et va, šitą šlangutį dabar užmaunam. O, liat. Atsukam šitą ir atsukam šitą. Kažkodėl nebėgu. Negi sušalą, taigi šiltas tavėja eikta. Neturėjo sušalti, darns. Plius 10 tam kambariukant, kaip jį galėjau šalti. Tu! Jop, tararai, kad tu... Žodžiu, hebryt, net ir kitą variantą. Tik tas vandenį paleist šitep. Kažkiek gal privarys. Atsuk. Va šitą pilus matat? Žodžiu, dabar biški pripils, vieną atsigers, kitą atsigers. Tu turint nėra kitą variantą. Haris dar atėjo, pažiūrėk tu savo rūgų. Bet surūg savo. Teks dabar šaudyti, kaip su patranko šauda. Buvau biškis įgandys, galvoju, kaip aš jam dabar tą vandenuką įleis. Bet nieka. A ne mažiutės, ką? Led, džiaugiuosi. Durnai čia vapšė. Pusę vandenį ant žemės kažkur, bet vis tiek į rezultatas, vis tiek prisipylė, tipo.
Ir žodžiu, kaip sakiau vidėką pradžioje, kad papasako šiaip kiek kainavo ūkininko projektas man. Tai žodžiu, aš iš viso gavau šiam štuku. Ne šiam štuku. Gavau kiam 5, tipo 15 turėjo turėti savo, bet ten rašo, tipo, kad šiam štuku gauni. Ir dar lengvatinį paskolų 3-3 tūkstančių, ten su 2% palūkanom. Nu tai nedidelės jis realiai ten. Nu tai tipo buvo galimybė, čia didžiausias paskolų, kokį galėjau pasimti, pagalvojau, kad apsimok. Dėl to, nes nelabai, kad vėliau žinai gausiu tokiam palūkanom. Visą šitai tvorį buvom 15 000 eurų paskyrė. Nu, ant paramos tiek panašiai kažkur kainavo. Neatsimenu ten tikslių skaičių, bet kažkas apie 15 000. Žodžiu, 1,7 m tvorį yra, 1,5 km aptverti yra tos tvoros. Galvijam 25 000. Reproduktoriui 3000, nu tai čia hariui, tipo, jis reproduktorius mat skaitas. Pašiūrės tos, nu žodžiu, daug čia tų išvadų susidėjęs, sako, atrodo 100 štukų eurų, tipo, beveik, bet, tipo, žiūri, nesuprant, kad šitą 100 štukų eurų kainuoja, tipo, tvor, kelios pašiūrės, nu fakt, ten presas, šianapė, žodžiu, gernauji, šitų irgi, žinai, reiktų nepamiršinti fiksavimą gards. Tai va, jeigu kažkas turi kažkokių klausimų, tai visat galite paklausti, žodžiu, manis, kaip ten, kažkam gal reikia pagalbos su to projektu, gal kažkas eina, tipo, ką tu rūli, mes dabar tave išdarkysim. Čia peilis yra, toks slapti viet. Hadza, močiutė. Atsipjovėm viršų dabar. Tai dabar čia. Dabar po vienu tokį, o eiktų, kaip pirštą nušalą, jis neprimetat. Šitip. Tu durns. Tu durns, seniuk, nebestumk. Kaip nušalo, aš nebegali. Amputuot reiks, bliomba, čia reiktų šikti. Gal netapsim, žodžiu, nojum be pirščio. Normaliai. Nu dabar įkvėpsim su pilns narglių nosis tą kvapą. Oi geras, oi gerai. Žiauris, kad ne man kvėpi. Žiauris, kad ne kvėpi, hebra. Šimtaip galiu pasakyti. Čia šitas šiukšlas. Susimetam čia. Ai, pasiemam. Šiukšlės. Iš šiukšlynų dabar nueisim, išmesim tą šiukšlės. Čia toks ir mini šiukšlynas pas mum. Vien vietį, kurių metam ir kurių kažkad padėksim. Ne, tikrai nedėks. Išvešim šiukšlyną, tikrai nedėks. Nežiūrėkit, gamtosauga. Nesuprast, prikolą dar priims rimtai čia baisiai. Pradės tikris čia sakius deginti, čia plastiko kažkų. Jie jau vis lauks kanumynų, va. Nu, kačių pelytė. Hairis su savo mergytė. Koks kuiliuks, koks kuiliuks. Užpakaliukas koksai ką. Pažiūrėk, toks užpakaliuks plats. Hairiuks atinėjo, sakys, ko tu liet, mano moterį. Normaliai, šitie va. Tai čia įsidėsim dabar tų rūlį, tipą, kur pasimsim, žinai. Toks atsisėdvačių, gal per mėgočių, toks jau, per mėg kažkų. Normaliai, ką tu? Selfiuką dūriam, ką? Mažiulį. Nu. Pabėgo. Tu ką tu įsigandai, tik aš tau nieko nedarau. Stovi va, Harisiuks va, didžiulis, Monstrevičius. Žodžiai, prikols. Pirm įnešim jom avižų maišų, nes dabar šitų šiandien neapstoja, o kai įnešia avižų, tai bus susėmė, žodžiu, avižų valgym, tai bus pakainė. Nu, šokam lauk dabar. Hadza! Tai kūkė, žiūrėkit, aš POV dabar vaizdą įsijungęs. Žiūrėk dabar, kaip kas matas jum. Pasimsim dabar avižų maišų. O čia. Tai dabar įnešim jom tų avižųčių, kad jos atstotų nuo tą šianainę, o po tą vėliau jau cukrinių runkelių. O ne? Susidomėjai baisiai jau, susidomėjams jau baisus to maiš. Tai šiandien bus avižų, sako. Galvojam, kad jau nebus. Eik tu šikti. Matot kažkų? Žodžiu, piln mergų, Hairis va.
Nu čia tos avižos tai tokios išvalos yra. Girdėjau labai daug skirtingų atsiliepimų. Tipo sako, avižos nesumaldos irgi gerai, nes tipo jos pasisavint tiek, kiek jom reikia. Tai aš taip ir nesupratau, čia ties ar neties, kaip ten su to pasisavinim yra. Žodžiu, ant toškė čia baisiai, jo dūks nustumė ant toškė iško, nes jau dūks naglas baisiai. Nu ateik ant toškiukai, ateik. Ateik aš to papilsva. Te, jeigu šitau atskirai. Nugi ką jūs einat, juodas? Ne, juodas naglas yra. Nu kokią brydą pakūrėm, tu žvėri vėlį ir varysim dabar pasimti rulonų. Opa, iš pusės sukimo. Seans ger šimtinaizeris. Antram bėgiukan palėtintojan. Pradėjo tempti jau. Jau biški tamslaukan. Čia mūsų rūlis, katrą mum reikia. Вот tokie mes raižom su to šimtinaizerį. Pasičiulpsma dabar. Suspaudina alavą. Opa. Šitą reikia nuimti. Plastiką nešiukšlinam tikrai. Kad ir aš nesu ekologas, bet žinau, kad plastikas nėra labai gerai. Nes ir koks 2000 metų. Tai ir plastikas net nesudega, jeigu degini jį. Jis susitraukia vien, žodžiu, tiesiog kažkaip. Žodžiu, ten Malaizijai pirmėskit, kai buvo. Ir ten toj salojki gyveno ir tenais reikdavo rinkti šiukšlis. O ten pirmėskit, kiek butelių primesdavo ir labai daug būdavo iš Indijos. Nes Indat ten žinai. Ir vien, žodžiu, nebūdavo įmonės, kuri perdirba tos butelis, kurie ir buvo jūrai, tipo, kurie yra gavę druskos. Tai žodžiu, mes surinkdavom juos ir sudegindavom, nes tai plėpdavo, nes tipo, nėra kitą pasirinkimą. O jeigu tu išveši miestų, ten kur tipo iš šiukšlynų, tai juos tiesiog supils ir jie ten stovės metai. Žodžiu, mergaitės dabar skanauja, ne tu skanauja, ne, mažiutė. Eik tu, palaižė kamerų. Gražuolis, oi, didžiulis koksai. Remsvyrs. Žodžiu, belik atskrins runkelis paduoti šitiem žvėriukam, dar biški palepinti juos. Ir tikrai neblogai gyvena. Tas kailiuks gražus tas toksai. Ir matas, kad pavalgy, žodžiu, tikrai nėra, kad trūktų tą maistą, visą laiką šiena yra. Taip ir turbūt. Ypač kai šalt, žinai, kad jie nesirgtų ir taip toliau, nes dažniausiai mat gyvulių šalt būn, kai jis nepavalgys, o kai pavalgys, ten virškinimo procesas vyksta. Ir taip toliau tiem būn šilt. Dabar įsitrauksim vienu, po biški nešmės ten, po vienu runkelį vienoj vietoj įmet, kitoj žodžiu. Nu, harisiukai, čiūpsi runkelį. O, nu nestumdykit manęs su ragais. Pamėtami lovis, labai jau tuščius. Juodi, eik tu šykt. Nu tai kam tu lip ant maišo? Ir tai šūdų įmynė. Juodas, kam tu lipi ant maišo, Eik į kampą. Eik į kampą greitai dabar. Ne. Susnuikį atvarė, prilėtė ir numetė. Pasiūti karvės. Jo dūksva, bum, nustum. Mano runkelė, kaip kad trūksta tipo visiem runkelių. Va tokia hierarchija čia. Šitą atein juodą nustum dabar. Bet irgi, žinau, tu gali pykti ant gyvūnų, kai jų tokie instinktai yra. Ten sakyti ant tą gyvūną, čia kažkoks durnas, tipo gyvulys. Nežinau. Tai gal pats durnas, kad taip sakai. Nu, typa, IQ, tai faktas, kad ten kaip 3 metų vaiką, bet gyvulys toks jau yra, žinai. Ui, čia ant toškė. Oi, ant toškė čia tūjė. Parodyk numeriuko. Oi, tu savo ant toškė. 80 numeris. Pirmą kartą mačiau gyvenim, kaip ant toškė kažkų užpuolė, tipo nustumė, primeskit. Atsigavus, bliam, ant toškė. Noriu pažiūrėti, kas ten tak buvo. Koks tavo numeris? Koks tavo numeriuks? Parodyk man ausyti. Koks numeriuks tavo?
7-9. Žodžiu, nesupras kartais, nes 7-9 tai yra apžioro šiaip prie vierchų taigi. Bet čia pastebėjau, žinokit, kokį prikolų, kad iš tikrųjų apsimainė biški hierarchijai. Tipo, seniau būdavo 2 karvės. 7-8 ir 7-9 numeris, tai apgamėlis ir apžior vardai. Ir vien žodžiu, jos visus stumdavo. Ten visko atimdavo ir taip toliau. O dabar laikui bėgant ir jo duks vien žodžiu atsigavo. Nors buvo baisiai apkeltas, buvo pat mažiausias, nors ne vyriausias tipo yra. Tokios jau jos pradėjo išsilyginti, jau nebėra, atrodo tokia, kaip čia pasakyti, nebėra tokia ryškos skirtumo, kad vat, kažkuri su visom negražiai elgėsi. Dabar atvirkščiai tipo, keis žiauriai. Apgamėlį tai galim paklostyti. Nepykstina ir labai gražus kailiuks, toks purs kailiuks. Pažiūrėk, kokį vilnį yra, vat po apač matas, kiti padarai, toks vilnonis kailis, po apačio ant viršos tokios kudlos jau, toks prilėt, nu toks minkštutė, apsikabinti noris. Nu vaikė. Все, videka pabaig, aš jau lėks namo, jau persirengio, viską susitvarkiau, užsidariau. Vien žodžiu, kaip matot, laukan gan tams. Tai va, vien žodžiu, labai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikat. Jeigu jau pažiūrėjote iki galo, tai paspauskit laikų, subscribe, labai nebedaug reikia iki 7000. Ten nežinau, kiek ten 30 gal bereikia, ar 50. Nu žodžiu, labai nebedaug. Ir siekiam, bet vis dar nepasiekėm, tai tiesiog paspauskit, jums niekas nekainuoja, mani motyvuoja. Buvo kaip surimavo. Gerą chebra, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim greitai. Iki.